Sveiki. Prasidėjo mada, kai žmonės rodo savo kuprinių, taščių ir taip toliau turinius. Todėl nusprendžiu, kad ir aš parodysiu savo kuprinės turinį, ką nešiojas, kai ją pasiimu. Čia kuprinė, nieko neįsiskirianti. Taigi pirmas dalykas, kurį aptikau, tai visada turėsiu purškiklį nuo uodų, nes tušti pakeliai. Turėsiu atšvaitą, kurį nešiosiu kuprinės viduje, o ne ten, kur reikia. Niekada nežinai, kada prireiks apipaišytų lapelių. Niekada nežinai, kada vasarą gali prireikti trumpo matematikos kurso arba mokyklinių matematikos formulių. Niekada nežinai, kada gali prireikti kainos, šiukšlės nuo gumos. Taip pat niekada nežinai, kada gali prireikti šiaudelių. Niekada nežinai, kada susirgsi, todėl termometras tai tas dalykas, kurio vasarą reikia kuprinėj. Niekada nežinai, ar draugas turės geros muzikos ir filmų, todėl visada nešiojasi. Labai įdomu pasižiūrėti, ar ši rūšis yra nykstanti 1984 metais Lietuvos TSR. Kamanės. Apsaugos statusas saugomas. Japonijos žemėlapis tai būtent tas dalykas, kurio reikia kuprinėje. Niekada nežinai, kada užklysi į kokį mišką, todėl Lietuvos grybų atlasas yra pats tas dalykas, kai tu klaidžioji. Sakykim, vaikštai ir pamatai štai tokį grybą. Ir sakai, įdomu, kas čia per grybas? Ir tada aš atsiverčiau savo knygą ir sakyčiau, ašutinis mažūnis arba agurkinė didpūslė. Netuščias pakelis irgi privalo būti mano kuprinėje. Dar vienas fotoaparatas privalo būti mano kuprinėje. Niekada nežinai, kada prireiks lipnios juostelės. Būna tokių situacijų, kai eini ir sakai, blemba, kaip reikia lipnios juostelės, kaip gerai būtų dabar turėti lipnią juostelę, įsivaizduoju, jeigu turėčiau lipnią juostelę, kas būtų, jeigu turėčiau lipnią juostelę? Nieko. Niekada nežinai, kada prireiks vokalo. Niekada nežinai, kada sugalvosi pasportuoti. Baterijos, be jų nežingsnio. Fenas. Plaukų lakas. Fotoaparato laidas. Niekada nežinai, kada prireiks dovanų maišelių. Ir sako, davai šiandien varom, šiandien draugo gimtadienis, ten nupirksim ką nors ten ir taip toliau, ir čia tu toksai, jo. Donaldas ir kiti juokingos istorijos. Niekada nežinai, kada prireiks rankos iš festivalio. Akiniai nuo saulės būtinas akcentas. Recepto knyga. Pieštukas. Įsivaizduokit, eini, pamatai kažkokį nežinomą grybą, jį greit nusipieši grybą ir kol pieši, nulūžta pieštukas netyčia. Bet ne bėda, nes kuprinėje visada turiu specijaus drožtuką. Ir jis vėl kaip naujas. Matot?
nostalgiją keliantis bilietas į Gagos koncertą su apyrankė. Niekada nežinai, kada prieiks pompos. Tai tiek dalykų yra mano kuprinėje. Ačiū už jūsų sugaištą laiką. Tikiuosi ir jūs parodysit ką nors.